mes ne vieną kartą girdėjom tokį dalyką Lietuvoje ir tai yra faktas, kad opozicijos Lietuvoje nėra. Seime opozicijos nėra. Seime girdėjom tokius dalykus. Seime opozicija yra neįgali, Seime opozicija yra susiskaldžiusi ir daug visokių kitų epitetų apie opoziciją. Ir mes žinome, kad tai yra tiesa. Ir dabar šnekant toliau, reiškia, pagrindinis valstybės, ratinės, apie ką jūs ir šnekat, požymis yra opozicija. Nešnekama apie stipri opoziciją, bet iš viso, kad būtų kažkokia tai opozicija. Mes jos tokios neturime. Maža to, ta opozicija, kuri save laiko opozicija, jinai oponuoja ir viena iš pirmųjų pradėjo, reiškia, tas puolimo atakas prieš Eduardą, kuris, reiškia, mano manimu ir daugelio žmonių manimu ir yra tikroji opozicija. Būtent mūsų opozicija pradėjo tą, reiškia, patį aršiausią puolimą, kad kodėl jis dar nekalėjime, kodėl, reiškia, nėra baudžiamųjų bylų, reiškia, kodėl NSGK, reiškia, dar vis neištyrė ir jisai nedirba, reiškia, ten Kremliui ar dar kažkam, tai, žodžiu, tai skambėjo iš Širinskienės, skambėjo iš Skvernelios, skambėjo be abejo, reiškia, iš Karbauskio, kuris, reiškia, sakė, kad tai yra jau toliau negu raudonos linijos, tai yra jau viskas, tai yra jau, na, visiškas, sakykime taip, užribis yra. Tai kam šita opozicija, kuri vadina save opozicija, kam jį oponuoja? Jį oponuoja kitai opozicijai. Tai, na, taip nebūna. Reiškia, vadinasi, šita opozicija, jinai yra padaryta tokia kaip fasadinė, kaip tokia išorinė jėga, kuri ir kovoja su tokiom jėgom, kurios iš apačios bando susikurti ir bando jas užgniaužti dar, embriono, sakykime taip, stadijoje ir bando, reiškia, na, visai paniekinti, pažeminti, įbauginti baudžiamosiom bylom, dar kažkuo tai, kad iš viso net nelyskite į šitą lauką ir tada valdantiesiems net nereikia nieko daryti, nes pati opozicija, reiškia, kuri yra Seime, reiškia, su skaipomis bando susidoroti. Tai yra ne opozicija, tai yra, reiškia, mes juo labiau, kad pasižiūrėjus tos balsavimą, nesunku žmonėm nueiti ir pasižiūrėti archyvus, kaip buvo. Mes pasižiūrėsim, reiškia, kokie buvo balsavimai, na, visą laiką kertiniais pozicijos kartu darau iš to tokį, kad dabar, reiškia, tie žmonės iš opozicijos, sakykime taip, kurie veržėsi į Seimą. Svarbu, ar tu esi opozicijoje, tu vis tiek esi atsakingas už tą situaciją, kokioje mes esam. Tu negali sakyti, kad aš nežinau, kokiems yra bukapročiams, ar reiškia tiesiog ne vispročiams šitą istoriją pasakyta, kad mes buvom opozicija, mes nieko negalėjom daryti, mūsų rankos surištos, nieko panašaus. Reiškia, jūs kaip opozicija, jūs turėjot programą, jūs turėjot netgi šešėlinę vyriausybę, turėjot, reiškia, visą savo, reiškia, na, sakykime, dienotvarkę, kurią jūs turėjot įgyvendinti. Bet jūs negalėjot net dėl to susitarti. Reiškia, arba jūs antiek nesugebat, kad, reiškia, kad jūs negalit net tarp savęs susitarti, arba jūs specialiai tai darote, reiškia, tarnami, reiškia, valdantiesiems. Mes šnekam apie dabar, pavyzdžiui, vėlgi, ponas Viktoras šneka apie tai, kad dabar valdantieji pridarė tokių ir tokių dalykų. Palaukit, opozicija, anksčiau jie buvo valdantieji tie patys, dar anksčiau jie buvo vėl galbūt opozicijoje, dar anksčiau, dar ankstesnėse, reiškia, sakykime, kadencijose, jie buvo vėl pozicija. Tai per 20 metų, kaip tu buvai ir pozicijoje, ir opozicijoje, bet netgi būdamas opozicijoje, tu irgi, reiškia, sakykime, taip šokai, tą patį šokį kartu su valdančiaisiais. Tai vis, tu buvai, ar tu vieną kadenciją buvai, ar tu buvai dvi, ar tu buvai tris ir dabar veržiesi į Seimą, sakydamas, kad va jau nuo dabar, tai jau, reiškia, aš būsiu, reiškia, na, baltas ir pūkuotas ir, reiškia, kaip, nežinau, kaip nusileidęs, reiškia, iš dangaus ir dabar bus viskas kitaip. Čia yra pasakos apie devyngalvius slibinus kažkokiem mažiems vaikams. Na,
laikas reiškia suprast, kad opozicijos niekada nebuvo Lietuvoje, reiškia rimtos ir iš viso niekada nebuvo. Tada klausimas yra, ar mes esame demokratinė šalis, kurioje nėra opozicijos. Čia yra labai baisus klausimai, bet ar iš tikrųjų mes turime tada opoziciją? O jeigu ne demokratinė, reiškia, valstybė, kaip mes galim būti teisinė valstybė? Tai čia, nes tai yra susiję, reiškia, neatskiriami poliai, sakykim taip. Tai daug tokių klausimų yra, kurie seka iš dabartinės situacijos. Kokie yra.